Sveiki visi, atstovauju Lietuvos vaistinės, iš tikrųjų labai džiugu čia klausytis pranešimų ir labai tikiuosi, kad tie gražių idėjų, mokslinių tyrimų, neliks tik kalbose ir mes teisėkuroje nešiais dar kitais metais pamatysim. Ir mano tema labai čia laiku, nes kiekvienas beveik palėtė klausimą, kodėl žmonės ar nesilaiko prevencinių programų, ar nesiskiepija, kur čia, bet dar mes galim juos pagydyti, išgydyti ir iš viso kalbėti apie ilgaamžiškumą, jeigu, neišsigydom lėtinių ligų. Tai koks tas vaistininko vaidmuo galėtų būti? Ir kaip jau minėjau, šitose visose vietose, ar jeigu mes kalbam apie ligų prevenciją, apie apsaugą nuo infekcijų, apie lėtinių ligų kontrolę, čia gali prisidėti vaistininkas. Ir papasakosiu kaip, kodėl ir ką daro kitos šalis, kur mes tikrai dar atsiliekam. Bet ar visuomenė yra pasirengusi didesniam jų vaidmeniui, ar iš tikrųjų vaistininkai galėtų tą žingsnį dėti? Ir mes turim visuomenės apklausas, kurias darom kiekvienais metais ir matot, Lietuvoje vaistininkais tikrai labai pasitikė. Ugniagesiam gerokai nusileidžiam, tikriausiai šitą profesiją jau visiems amžiams bus pirmoje vietoje. Jie ne tik pasitikė, bet ir pasitikė jų kompetenciją žiniomis. Ir net sako, kad nori didesnio vaistininkų vaidmens savo sveikatos valdyme. Ir kokių paslaugų gyventojai norėtų vaistinėse. Tai yra labai platu, nieko naujo, kas jau vyksta kitose ES šalyse, tai nuo kompensuojamų vaistų recepto pratęsimo iki ekstrinių atvejų, kuomet receptinį vaistą išduotų be recepto, smulkių tyrimų, vakcinacijos ir taip toliau. Kaip atrodo vaistinių paslaugos Europoje ir mes matom, kad net 30 šalių nukreipia pas sveikatos specialistus. Vadinasi, dirba su profilaktika, kišasi į gydytojo ir paciento santykį. Tai yra lėtinių ligų valdymas. Nereiškia, kad keičia gydymą, bet dalyvauja kartu. Šiandien to Lietuvoje neturim. Ir daugybė kitų programų. Kaip Lietuva atrodo Europos žemėlapyje? Kaip mato, tikrai prastokai. Jeigu mes kalbam, kad yra 47 skirtingos vaistinių paslaugos, Lietuvoje tik turim 5. Tai vaistų išdavimas, ribota vakcinacija, nes galim skiepyti tik 3 vakcinomis, negalim skiepyti kompensuojamos vakcinomis, negalime skiepyti nepilnamečių. Tada ribotas vaistų išdavimas be recepto, kuris taip pat apsunkina ir kokiais atvejais vaistininkas mato, kad tikrai galėtų čia ir dabar padėti, bet jis turėtų pagal teisės aktus kviesti greitąją pagalbą. Kelios naktinės vaistinės ir vaistų surinkimas. Ir šitą lentelę, kur norėčiau atkreipti dėmesį, ir mes kalbėjom apie prevenciją. Tai vadinasi, įsivaizduokit, kiekvieną dieną į vaistinės ateina 100 000 gyventojų. Jie čia atėję. Jie tikriausiai ne visi ateina į sveikatos priežiūros įstaigas. Ne visi ateina pas savo šeimos gydytoją, bet į vaistinę dažniausiai ateina. Ir mes galėtumėm jį pačiupti. Matome sveikato, jam priklauso programa ir sakom, ateik. Nueik pas savo gydytoją, matom, jam priklauso vakcina, mes pakviečiam. Šiandien šio kanalo valstybė neišnaudoja. Bet gerai, kad šį vis tiek kviečia į prevencinės programas, vykdo profilaktikas, kiti asmens sveikatos priežiūros specialistai. Einam prie vakcinacijos. Kaip minėjau, tą darom, bet labai ribotai. Bet vėl, tą daro kiti asmens sveikatos priežiūros specialistai. Gydytojai kviečia, vakcinuoja ir taip toliau. Apie sveikatos raštingumą. Vaistininkai šiandien kiekvieną dieną suteikdami farmacinę paslaugą šviečia gyventojus apie vartojimus vaistus, apie jų sveikatą. Lygiai tą patį daro ir kiti asmens sveikatos priežiūros specialistai. Bet kur turim visiškai raudoną vietą, tai vaistų vartojimo priežiūra. Šiandien to nedaro iš tikrųjų nei vaistininkai, nei mes turim kitų asmens sveikatos priežiūrų specialistų, kurie atkreiptų dėmesį į šitą raudonai šviečiančią vietą. Ką tai reiškia? Tai joks asmens sveikatos priežiūros specialistas nedalyvauja, kad prižiūrėtų, kaip žmogus laikosi paskirto gydymo kursų. Ar jis vartoja tos vaistus? Ar tinkamai vartoja? Kas jis skatintų tos vaistus vartoti ir prižiūrėtų ir peržiūrėtų vartojimus vaistus. Tad, kodėl neveikia vaistai? Vaistai neveikia tada,
kai jų gyventojai nevartoja, kai jie guli spintelėje. Ir mes turim daugybę tyrimų, tiek Pasaulio sveikatos organizacijų, tiek Europos Sąjungoje, kad tam, kad pacientas vartotų vaistus, neužtenka jam ateiti ir vaistinį juos pasiimti. Mes turim daugybę istorijų iš vaistininkų, kuomet kompensuojamus vaistus, kuriuos jie įsigyja vaistinėje, už visų mokesčių mokėtojų pinigus, jie ištirsi ir sako vaistininkui, gal jūs galit kitam atiduoti, man nereikia, bet aš noriu, kad gydytojas matytoje sveikatoje, kad aš juos pasiėmiau. Ir čia yra problema. Ir mes tikriausiai apie ją turim labiausiai kalbėti. Ir kaip matot skaidrėje, kad net 30% pacientų nustoja laikytis gydymo režimo po 10 dienų, dar 25% po 30 dienų. Na ir kaip atrodo Lietuva, mes kaip tik turim 26 metų gegužės mėnesio gyventojų apklausą. Na ir paklausėm, ar pas jūs namuose lieka tų nesuvartotų vaistų. Natūralu, kad įtampa regione, kad žmonės keliaudami įsigyja daugiau vaistų, nori būti pasiruošę, bet net 36% sakė, taip turim, nes liko nesuvartotų, kuriuos paskyrė gydytojas. Čia yra problema. Ir iš tikrųjų mes turim taip pat ir tyrimų, kurie sako, kad žmonės nesupranta gydymo svarbos. Nesupranta, kodėl tą vaistą reikia vartoti. Ir ypatingai tikriausiai tai aktualu kalbėti apie lėtines ligas, apie jaunus pacientus, kurie pirmą kartą jiem išrašė vaistus, jie atėjo vaistinę pasiėmė, geriau pasijautė ir viskas pasidėjo į stalčių. Ir kas įvyksta, kai žmogus nevartoja jam paskirtų vaistų? Tai pirmiausia yra ekonominė problema, nes tai kainuoja. Lietuvoje neturim tyrimų, kiek tai galėtų būti, bet jeigu pasižiūrėtumėm kitų šalių atliktus ir Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos, tai sudaryt galėtų Lietuvoje apie 400 milijonų eurų kiekvienais metais. Tai mūsų biudžete tikrai didžiulė skylė, kur iš tikrųjų galėtumėm tos pinigus nukreipti visai kitiems dalykams. Bet svarbiausias dalykas tai iš esmės net ne tie pinigai, nes tai yra neišsaugotos gyvybės. Tai mirtingumas yra 3-5 kartus didesnis palyginus su tais pacientais, kurie vartoja bent vieną jiems paskirtas vaistą. Tai jeigu vėl pritaikytume modelį, kuris daromas kitose šalyse, tai Lietuvoje vien dėl to, kad laiku neišgėrė savo vaisto, kad nesilaikė gydymo, mes galim turėti apie 1300 mirčių, kurių tikrai buvo galima išvengti. Tai vadinasi, mes kalbėti apie gydymo nesilaikymą, galime suprasti, kad negalim toliau kalbėti apie tai, kad gyvensim ilgai ir sveikai. Nes jeigu turim prevenciją, tai jinai padeda išvengti ligos. Jeigu turim vakcinaciją, padeda išvengti infekcijos. O gydymo nesilaikymas, jisai sukuria ką? Tai būtent komplikacijas ir ankstyvas mirtis. Tai mums kainuoja ir finansus, ir žmonių gyvybės. Tai kaip gali prisidėti vaistininkai? Ir ką jau daro kitos ES šalis? Iš tikrųjų, vaistininkas yra tas žmogus, kurį gyventojas mato dažniausiai, kuriuo pasitikė, kaip matėte iš tų skaidrių. Galiu netrumpai pasakyti, kai vaistinėse pasakėm, kad dalinsime galimybių pasus, ir aš sakiau nariams savo vaistinių atstovams, kad, žinokit, Lietuvos paštą į dieną ateina 3000. Tai į vaistinės atėjo kiekvieną dieną po 90 000 gyventojų paprašyti galimybių paso, nes tai arti namų, tai paprasta, tai greita. Vadinasi, mes turim kanalą, kurio neišnaudojam. Tai vadinasi, vaistininkas galėtų paaiškinti gydymo tikslą, galėtų pasakyti, kam reikalinga gerti, galėtų paskambinti, galėtų susisiekti, galėtų laiku nukreipti pas gydytoją. Ir mes turim taip pat ne vieną tyrimą, kad tada, kai vaistininkas įžengia šitą žingsnį, kai atsiranda gydytojas, pacientas ir vaistininkas, net iki 70% atvejų pagerėja vaistų vartojimo laikymasis, mažiau praleistų dozių ir geresni gydymo rezultatai. Tai vadinasi, vaistininko gydytojo bendradarbiavimas būtinas tam, kad pacientai vartotų jiems paskirtus vaistus. Ir jeigu prevencijoje, profilaktinėse programuose mes turim kitus asmens sveikatos specialistus, kurie šitą darbą kartu dirbtų, tuo tarpu prižiūrėti, kad gyventojai laikytųsi paskirto gydymo, šiandien mes Lietuvoje neturim. Tad jeigu norime ilgiau gyventi, sveikiau gyventi, mes turim pakeisti ir vaistininko rolę. Ir aš tikiuosi, kad 2030 metais
tiek vyriausybės programai mes aiškiai matysim, ką vaistininkai, kad farmacinė rūpyba išauks, nes dabar labai daug kalbam, bet kol kas tai lieka tik teisės aktuose, dokumentuose, kažkur giliai stalčiuose. Ačiū Jums.